Labą dieną. Sveiki, prisėskit. Tai iš karto taupant laiką trumpai apie save papasakokit. Tai apsigyniau ekonomikos magistras, stažavau Stokholme, tai atėjo laikas, manau, darbą, gal ir kokį... Na, o kiek tikitės uždirbti? Kokį 1000 eurų į rankas galvoju gauti. Na, 1000 ne 1000, bet pradžiai minimumas plus procentai nuo pardavimų ir garantuota vadybininko pozicija. Nu gerai. Mokyklą aš baigiau su raudonu diplomu. Visi sakė perspektyvus bičias bus baliobomu. Pirmu numeriu aš į univerą įstojau. Seniūnu buvau, viską žiauriai žinojau. Kabo ant garbės lentos, pavyzdinis studentas. Vien tik tai aukščiausi balai, tikras inteligentas. Neeilinis specialistas biržai numeriu 1. Ekonomikos magistras ir spėkit, ką dirbu. Vadybininkas aš už minimumą. Vadybininkas aš už minimumą. Vadybininkas aš už minimumą. Vadybininkas aš už minimumą. Varžtus kilogramais dabar pardavinėja kategorija B. Viduriai užkietėja. Bonuso pasiekdėja, vėl neišėjo. Kekės rankom makaluoja, dirba ne iš idėjos. Nors ir visų galų išminčius buvo kadaise. Dabar apšepis visas už parankės pabaisa. Svajoja apie modelį ir mėlynakę laiką. Susinervinęs vedžioja, varnešką palaida. Vadybininkas aš už minimumą. Vadybininkas aš už minimumą. Vadybininkas aš už minimumą. Vadybininkas aš už minimumą. Stojau į vadybą, sakė blėt perspektyvų. Kelias į ranką žadėja be rimtų motyvų. CV keli šimtai išsiųsta, bet kol kas tylu. Stumdyt chemiją pasiūlę, pluoju į darbą kylu. Nuo durų iki durų siūlau įvairius valiklius. Tik nahui nieks jų neperka, nes esu skaitikliai. Vadybininkas Žilvinas produkciją testuoja. Supiso porą kilimų, gavo iš kojos. Vadybininkas aš už minimumą. Vadybininkas aš už minimumą. Vadybininkas aš už minimumą. Vadybininkas aš už minimumą. Žilvinai, čia už darbo saugų porą parašų uždėk. Ir beje gavom nusiskundimų iš klientų dėl sugadintų kilimų. Trumpai tariant, teks atsisveikinti. O tai kaip su išeitiniam pas jum būna? Tai kad jau pasirašei, Žilvinai.